Labas rytas, bičiuliai. Ką jau rytas, jau čia diena. Šiandien iš tikrųjų atvažiavom vėliau. Turim vėl valtyje šiandien svečiuose Deimantą. Bandysim iki vakaro. Jo, šiandien planai yra gal pabandyti pavakarot. Praeitam video pagavom visai neblogai. Tai rytas buvo sunkesnis, tai šiandien už tai ir nevažiavom iš pačių ryto. Tai pasitiko lietus, lyja, bet tas lietus toks kaip pavasarinis lengvas. Tai va, ką, susidėjau masalų, susidėjau mantą, leidžiam valtį ir kaip visada pasižiūrim, kaip mums šiandien seksis. Tai va, bičiuliai, lietutis išprausė, pilna valtis vandenėlio. Gavom lietučio normaliai, bet jau kaip ir giedrinasi. Nieko keisto su paskutiniu laiku orų prognozijom, tai sudėtinga. Matau, kad jie nelabai ką pataiko. Viena programa iš vis nerodo lietaus, antra nerodo, trečia rodo, kad lis visą dieną, o kai atvažiuoja ant galo 10-15 minučių lietaus ir kaip ir vėl visi pakampiai šviečiasi. Tai va viskas. Plaukiam gilyn į ežerą, ieškom, kur laikosi žuvis ir tikėkimės pasimatysim, kaip kitam gale jau kabo žuvis. Pasiruošiami darbukai. Visai kita saulė dangų braidžiuosi. Įdomu, kad bičiuliai krokodilas laimutis savo pietauja. Kaip sakant, tik pradžiai valgyti ir judesys. Jo, nėra kada valgyti. Padarėme? Nemačiau. Tai kad planerių nesimestame. O, kas čia buvo uždėta? Ką? Topa. Topas. Pietaujam. O, ne, dėl viskaitą negaliu kalbėti. Kolega užsiėmė čia kitais reikalais, kamerą kabina ant valo. Tau įleidinėt, nu? Aš sėdžiu atsirėmęs, sakau pas tave. Iššovė planeris. Šoku persitrauką ten, sako, yra gyvybė kitam gale. Tuoj mes čia paimsim kadrą iš arčiau, pafilmuosim jum, nes jum tikrai yra įdomu. Pasistengsim parodyti viską iš arčiau. Mažiau čia mane žiūrim, kur veiksmas vyksta. Kamera įjungta, kaip sakant, dabar bereikalingai sukasi. Nemandagu pilną burną kalbėti, bet ką daryti, jeigu kibimas, veiksmas vyksta, reikia filmuoti. Toli dar. Palauk, aš
104 pėdos. Visas kilometras. Visas kilometras iki 45. žuvytės. Nu va, jau ne taip ir toli. Aš žinau, tas planeris tie. Svorį sudaro. O, pikta. Taip jau lengva yra. Prie valties duos veiksmo faktas. Jau blemba, čia jau čia krokodėlis totalus. Gerai, einam atsikabyti ir papozuosim. Žymėta. Jo. A, girdi. O, žymėta. Lašišaus dienų dar, žinau, čia reikia nufotkyti parašyti. Lašišos dienoraštis. Tai paskambysime kolegom, yra numeris. Nesižiūrėjau, kur. O, gražiai nuėjo. Gražiai nuėjo į dugną. Bičiuliai, laikas, žymėta žuvelį nukeliavo atgal. Agresyviai iš karto. O, žiūrėk, eina sankama. Ve, žiūrėkas dar. Taip sakant, traukiu ir sako, nežadu sustoti. Tikysim kažką pavalgyti. Baigėm jau mes iškept. Kolega sako, dabar aš įsimsiu užvalgyti. Pasikeitė, užtraukė debesėlį ir opa ir važiuoja. Tokia biškį jo traukė, tik eina į dugną savo. Taip, taškiuką tradiciškai. Reikia saulės, reikia debesio ir vėjo. Jau gavom pakankamai iš rytų lietučio. Sakant, valtį vos ne čia batų reikėjo. Dabar išdžiūvom. Sakiau, kad jau žinau, pietus tai restorane pas kolegą. Kiek pietus pietų? Ne, daugiau vietų.
plausim. Čia aš laimina. Čia tų kietų mačiau, turų želmo kiša, paskui kruvinas rankas filmuoja, kad sudraskyt. Ne, kaip sakant, vaidysim, nes čia užtenka įkabinėt. Būna visko, valai grįžta, kalnai reakcija, aš pradėsiu su rankom žaisti. Nieko daug, kaip ir dažnai pasitaikanti, poros kilogramų. Žodžiu, dienelė šiandien šiaip sau. Turėjom po vieną ištrauktą jau žuvį ir tokių pabarškinimų, prisilietimų. Aš gal du, kolega vieną ir viskas. Tai turim dabar be 13:08 vakarų. Įsileidom 10 ryte. Tai va. Tai nieko įspūdingo. Praeitą kartą tikrai kibimų buvo pagavimų, o šiandien jau ne taip gerai. Tai va, tai pavalėm, atrodo, ruošimės su kolega link kranto, link uosto. Vyniosim meškeres, apsukam dar vieną čia tokį ratuką ir lėksim. Bet šiaip diena nebloga, permaininga, buvo momentais daug vėjo, buvo ir daug saulės, va visi, kaip sakyt, žandai, veidas nuo saulės. Ir ką daugiau, ką galim dar pasakyti. Nieko. Užvakar privalgė, Užvakar privalgė, šiandien viskas. Iki tiek priėdė, kad saučiaus iki šiandien. Tai bičiuliai, plaukit, gaudykit. Ant sofos namie nekimba, tikrai. Tai leiskit laiką smagiai ant vandens. Iš mūsų tiek. Susimatysim, kaip visada, kituose video. Iki.